Turim naujienų. 5. Mašina jau. Tai važiuojam ant pakeltuvą ir žiūrim, kas yra. Tai va, turim tokį vamzdį. Žiūrint iš vidaus, tai toks va. Ir toks va. Tai žodžiu, bandom imti ir baką, duslintuvą. Bandysim prieiti kažkaip. Tai let's go. Nu ką, šiaip ne taip atsisukom reaktyvinės traukės vieną varžtą ir jis net jį išsitraukia. Šitas varžtas yra viduj įvarį užkepęs. Amortiką išėmėm, biškį pasirišam tiltą. Žodžiu, tai nusipjausim šitą dalį, išsiimsim visą ausį ir gal pabandysim iškalti tą varžtą. Dabar tas pats kitoj pusėje. Nu ką, liko atsisukti tą vieną amortiką. Tada nusipjausim plokštelę stabdžių vamzdelių. Ir palei kraštus nusipjausim patį tą visą vamzdį. Išsiimsim. Matysim, kas toliau. Tai let's go. Nu tai va, išsiimim jau tą vamzdį. Spjojam palei kraštus. Tai reikės nuo jų nusipjauti ausis, pasižiūrėti, kas iš jų čia bėra likę gražiai palei vamzdį. Paskui šitą dar reikės nuo ausį nusipjauti. Šitą dėsim ant pačios pabaigos, kai jau baką busim prisidėję. Prisisukam prie bako, pridedam prie to ir virinam prie eiteis. Nu ir šitą varžtą reikės dar mėginti išsisukti. Gyvas jis jau nebėra, nes įvarai prasisukus. Ir nu, tiek žinių. Kimbam toliau. Nu, išsipjojam, aišku, biškį šonus daugiau reikia pjauti, bet suvirinsim, apleisim tropniai, prišlifuosim, nieko nesimatys. Tai žodžiu, dabar tą išspjojau. Bandom kitą pusę. Žiūri, viskas eina į galvą. Ir realiai jaučiu, pusę kijos turiu laukuose, tai palinkėkit sėkmės. Nu tai va, vamzdis jau vietoj. Nu, čia tik tais primiravimui, nes čia biškį reikėtų atsibrėžti. Kiek čia centimetrą iškišim, kaip originaliai ką buvo. Atsimatuoti, nusipjauti, viską nusivalyti. Kur reikia prasilginti vienas vietas. Čia reikės biškį prasilginti šitą vietą, kad prie vamzdžio daeitų, nes jau kaip nuspjauti taip. Čia irgi gal šiek tiek, bet nusivalius viskas bus gerai. Nu, turim seną vamzdį, liko tik tais duslintuvo laikiklis, turim šiukšlyną ir turim pasiruošę jau auseles, apsištifavę kraštus, kad galėtų virinti. Tai dar nusipjaunam tą auselę ir eisim, nusivalysim rėmą, kad galėtų kišti naują vamzdį. Nu ką, įsidėjom 0,8 vėlą, buvo 0,6 kardai. Tai įsikaliam vamzdį, atsimatavom, kad vienodai išlystų ir einam virinti. Tiek įsijauti, kai jau nebespėjai pamiršti, tiksliau, kad filmuoti reikia. Žodžiu, ausis privirinta, vamzdis privirintas. Ten reikės išsipjauti tą seną traukę, nes prasisuko įvarę. Ir paskui reikės dar va čia susitvarkyti šitą ausį, pakeisti, nes visiškai supuvus. Tai va, keliaujam link pabaigos, tai šiandien jau yra vėlu. Kaimynai gali supykti už triukšmą, tai kepam slides, miegoti ir laukiam kitos dienos. Tai tiek. Tai va, viena ausis, antra ausis privirintos, kuriam frezą, apeinam
biški tos visus šašus, nes vis tiek prisivirino ne kažką, ne idealiai, bet gavosi gan gražiai, tai apeinam su freza taškus tas visus iškilusius, prisivirinam dar duslintuvo ausį, čia laikiklis troso, keičiam vamzdelius, virinam šitą plokštelę dar prie vamzdžio. Žodžiu, darbo dar yra, bet jau smulkmenos, tai šiandien tikiuosi bent jau susivirint viską, kas turi būti ant vamzdžio ir jį nusitept su kažko, tai bandom įveikti šiandien tą dalyką. Karšta. Tai va, užsidėjom baką ir prisisukom tą šitais laikiklių bako. Prisisukom prie bako ir dabar reikės prisikabinti. Pasikeitėm vamzdukų stabdžių, nes buvo supuvę jau. Ir nebūtų ateity problemų už bako ten keisti sudėtinga, tai prisikabinam tą laikiklį. Jau yra rankinis trosas pridėtas, duslintuvo ausis pridėtas, baką dabar tik tais prisimiriavimą pridėjom. Ką aš čia tom pakabinu? Prisidėjom laikiklius to šlangelių, čiut apsigruntavom ir po biškį renkam atgal. Eisim dar reikės apsiplauti rėmą su vandeniu nuo stabdžių skysčio ir vėl nuimti baką, nes reiks nudažyti jį, aptepti tą visą vamzdį. Tai kimbam į darbus. Tai va, apsitepė plonai tokiu hermetiku siūlės, tai prisivirino bako laikiklis, dar šiek tiek pasireguliavo tie stabdžių vamzdukai, kad viens su kitu nesiliestų. Ir dabar liko tik tais nudažyti negraviteksų bitukų tepamų, tai krauti baką ir šitas ausis susitvarkyti. Duslintuvas čia nieko tokio, tai šiandien važiuojam namo, laukiam rytojaus. Tai ką, šiandien apsiklijuojam stabdžių vamzdelius, kad nenusidažyt jų. Ir vienas lifehackas, tai pakeitus stabdžių vamzdelius iš balionėlio laką atpurškit ir jie nepažalios po metų dviejų, tai bus kaip nauji. Tai va, kai jau surinkta, stabdžiai norinti, viskas nudažyta. Gražiai skambinam klientui, grąžinsim. Tai va.